Aš nežinau, ar tie atvejai yra tokie dažni, kiek dažnai apie juos kalba. Ir čia toks labai yra lengvas pavyzdys. Parodykit man konkretų pavyzdį žiniasklaidos, kuris save pardavė paskutiniu metu. Ir kai to paklausia, žmonėms labai sunku yra konkrečiai pasakyti. Todėl aš manau, kad ta parsidavinėjanti visa žiniasklaida yra truputėlį mitas vis dėlto. Mes turim kitą dalyką. Mes turim iš tikrųjų problemas susijusias su kokybė viduje, su profesionalumu. Turim daug viešų ryšių bendrovių, kurios pakankamai gerai dirba savo darbą. Ir žurnalistai kartais patenka į tas pinklės. Jeigu tau trūksta kompetencijos, jeigu tu nežinai iš tikrųjų kontekstą, jeigu tu nesusigaudai ypač ekonomikai, tai tave nuperka ta prasme, kad tau duoda parengtą rašinį ir tau tiesiog sutaupo laiko dirbti. Tau kritinio mąstymo neužtenka, žinių neužtenka patikrinti, gal tu pagaliau neturi laiko, nes tu užviesas darbu, o tau staiga duoda tekstą, kurį tu, reiškia, paspaudęs 2 klavišus vieną kartą ir 2 klavišus kitą kartą, Ctrl+C, Ctrl+V, tu turi tekstą, iš kurio uždėjęs savo pavardę, gali pasakyti, aš padariau savo darbą šiandien. Tai čia yra problema iš tiesų šitoj vietoj, bet tai nėra, kad žurnalistas specialiai ieško šito, kam parsiduoti. Jam už tai neužmoka tiesiog. Todėl čia yra tokia, daugiau požiūrį į save dalykas. Bet ir problema, kad vadinasi nėra redaktorių rimtų, kurie galėtų pasižiūrėti ir sakyti, valio, taigi čia yra... Redaktoriai irgi, mes įsivaizduojam redaktorių, kuris, pasižiūrėkite, tarkim, į mūsų portalus, ar ne, tarkim, L-Rytą, 15 minučių, Delfi, Alfa. Parodykit man tokį redaktorių Lietuvoje, kuris sugebėtų per dieną paskaityti visą turinį, kuris ten yra. Nėra tokių žmonių. Turi būti ne vienas? Turi būti, vėl. Tada mes vėl einam į pinigus, ar ne? Nes mano žiniom iš tų visų portalų Lietuvoje šiandien pelningas yra vienas tikrai, antras galbūt. Visi kiti yra nuostolingi. Kodėl? Galiu klausti ir vienas atsakymų būtų todėl, kad mes Lietuvoje visuomenė visi įpratom, kad žiniasklaida yra nemokama. Mes norim nemokamos žiniasklaidos, mes nenorim už ją mokėti ir norim, kad jinai būtų kokybiška tuo metu. Nueikime į batų parduotuvę, parašykime nemokamų batų gerų. Ar gausim? Negausim.